visiems, kviečiam prisijungti, pabendrauti, pabūti ir pasidalinti savo patirtimis. Taip. Šiandien tiesiog norim pasidalinti taip kaip mamos, taip kaip tos, kurios myli savo vaikus ir skiria jiems patį pačiausią, patį geriausią dalyką. Žinoma, mylim ir save, tai mylim. Apie tai, ką kalbėsim, reikalinga ir moterims. Taip, reikalinga šiaip visiems, ir moterims, ir vaikams, ir suaugusiems, ir vyresnio amžiaus žmonėms, ypatingai pasakysim, kodėl vyresnio amžiaus žmonėms. Tai mes šiandien, taip sakykim, gal net netikėtai įeinam į laivą, neplanuotai, nes nėra čia ko slėpti, ne? Mes turim tikrai labai gerą pasiūlymą, kuris yra gan trumpo laiko, tai yra galioja 7 dienas ir galioja nuolaida būtent šitam deimantui, galim pasakyti. Raudonajam deimantui. Ir akcija galioja iki kovo 27 dienos arba tol, kol nebeliks prekyboje. O kad nebeliks prekyboje, tai faktas labai greitai. Taip, kviečiam, taip, tu prisijungiai, tai po truputėlį kviečiam pasidalinti, pabūti kartu šį vakar. Ar ne? Taip, ir kas jau neskubat, pabūkime kartu, tiesiog pasiplėpėkim, pasišnekėkim, padiskutuokim, ar ne, o mes jums irgi dar pateiksim tikrai labai gražių momentų apie sveikatą, apie sveikatinimąsi, apie naudą šių sulčių, ar ne, būtent Ningxia Red sulteles. Ir kas turėsit kokių komentarų, tiesiog klauskit, mes tos komentarus matom, jie iššoka, ateina pas mus į ekraną ir mes juos perskaitom, padiskutuojam, tiesiog, kad mūsų tas vakaras būtų toks artimesnis, jaukesnis, šiltesnis ir betarpiškesnis. Taip, tai norėjau sakyti, betarpiškai pabendraukim, kad jaustumėm mes bendraujančios su jumis, o ne tik tarpusavyje besikalbančios. Taip. Tai labas vakaras, pasikvieskit, pasidalinkit, atsiųskit širdelių, atsiųskit liuksiukų. O dabar paimkit ir atsiųskit, kol dabar mes kalbinamės, ne jūs, ar gerai jūs matot mus, ar jūs gerai girdite mus. Tai paleiskit dabar tos visus liuksus, paleiskit širdeles, kad mes tiesiog jaustumėm jūsų tą energiją, kad jūs esat šalia, ar ne? Tai tiesa, parašykit dar ir komentarus, iš kokių miestų po truputėlį jungiatės, ar ne? Tikrai įdomu, iš tikrųjų. Įdomu. Nuotolis tai tokia galimybė jungtis iš bet kur, iš viso pasaulio. Tai labas visiems, galbūt iš kito visai krašto šalies, ar iš kito miesto. Taip. Labas visiems, pasidalinkim ir pakalbėkim apie sveikatą, apie tai, kaip mes ją puoselėjame ir nepaslaptis, kad pavasaris labai toks laikas, kada mums labai laukiamas, bet trūksta visų tų mineralinių medžiagų, trūksta vitaminų, trūksta saulės, trūksta energijos, trūksta ir to užtaiso. O kai mes esam tokie trupučiuką išsekę, nupėpę, tai kimba tikriausiai visi tie, kurie irgi gyvena aplink mus. Išties taip yra ir užtenka pasižiūrėti į veidus dabar, ar ne? Nu, jeigu tu neini į soliariumą, jeigu tu dirbtinai kažko, tai sakykim, savo ten nesukelia, ar ne, ar ten patempimo, pakelimo, parudimo, dabar viską galima sukurti, ar ne, tiesiog viskas labai greit, bet nežiūrinti tai, ar ne, kas, sakykim, tiesiog, vat, na, neina nei į soliariumą, tokie biški blikštelėje. Ir sakykime, mes dabar, kai dalyvaujam tame, ar ne, fotografijos iššūkyje, ar ne, mes su Neringa dalyvaujam savaitės iššūkyje, išmokti fotografuoti telefonu, ar ne. Tai čia irgi tokia kaip ir reklama, kaip ir nereklama, tiesiog negaila pasidalinti, ką mes veikiam, iš kur tų žinių gaunam, ar ne. Ir bandžiau šiandien nufotografuoti portretinę nuotrauką, tiesiog reikia su tuo trikampiu, ar ne? Ir Rembranto trikampis, nes nu čia jau tokia profesionalų. Ir stoviu tą Rembranto trikampį prie lango, gaudau šitai, nieko nesigauna. Nu, ta prasme, veidas jūs toks, ne kad nesigauna, bet tiesiog ta nuotrauka man nepatinka, nes žiūriu į savo veidą ir nu jis, nu toks be spalvų, nu toks be... Toks kaip dabar pavasaris, pakolkas nei žalias, labiau tamsus, niūrus ir dar toks
apsiniurėjęs, todėl mes šiandien ir kalbėsim apie Kaip šį nuspalvinti dalyką, kaip energiją. nuspalvinti savo gyvenimą, kaip nuspalvinti šiek tiek savo organizmus, kad gautumėm energijos ir galėtumėm sulaukti tos saulytės, žalumos ir viso kito. Gal mes dar irgi paklausim, atsiųskit, pasidalinkit, ar ne, mes taip jau stebim tos komentarus, iš kokių miestų jungiatės, labas vakaras, ar ne? Parašykit, iš kokio miesto jungiatės ir dar parašykite būtent tokią žinutę, ar ne, kaip jūs tiesiog bandote sukelti savo tokį tonusą, atspalvį, energiją, ar ne, nu nebūtinai tiesiogiai pasakytą atspalvį odoje, ar ne, bet šiaip, sakykime, akis pradeda žibėti, plaukai geriau auga, ar ne. Ką jūs šiai dienai, vat, atėjus pavasariui, esate įtraukę į savo kasdienos režimą tam, kad jūsų organizmas, jūsų kūnas tiesiog kvepėtų pavasariu ar nežydėtų. Tai labai įdomu išgirsti. Ir, labas vakaras Vilma, labas vakaras Inga, ar ne? Tai va, ir kadangi jau paminėjau jūsų vardus, tai paimkite ir pasidalinkit merginos, ar ne? Ką darot, kad pavasarį patiktumėt savo, būtumėt gražesnės, sveikesnės ir kokie jūsų... Aš jau išsidaviau, kad nepatikau savo su tą nuotrauką. Ištryniau, nepadariau. O aš prisipažinsiu, yra šiais laikais tokių priemonių, kad trupučiuką pamaskuoti patys pajuodusius. Tai aš jas panaudoju ir užsidedu kaip, nueinu pas dukrą, ten yra dar įdomesnių dalykų, su kuriais aš dar nesusipažinus. Ir jinai ten shine, dar kokie visokie. Sparkling, shine. Taip. Gerai. Tai yra tokių dalykėlių ir panaudojam juos kars nuo karto, bet labai svarbu ir ta vidinė sveikata, kad iš išorės matytųsi tas vidinis grožis. Ir matau, kad jungiasi jau vis daugiau. Oi, kaip fainai, ačiū tos širdelės, va šitaip. Tai gerai, mes judam, širdelės pareina, jūs parašykit, oi, kiek fainai, dar tokį. Tai mes einam tada prie mūsų tos temos, neatimsim ir jūsų laiko ir mes tiesiog norėjom pasidalinti tokią nedidelę žinutę, kas tai yra Ningxia Red sultis, ar ne? Nes, nepaslaptis, aš ir pati čia dalinausi ir mes ligoniniai spėjom apsilankyti ir dabar savaitgalį dar šokių varžybos, tai reikia atsigauti, reikia pasiturbinti ir pats pirmiausias dalykas ir buvo neringa, ar tu turi šito raudono deimanto, ar ne? Tikrai, nes turėjau ir labai gerai, kad turėjau. Tu pasidalinai šito paskutiniu buteliu su manim, bet nieko, jie grįž pas tave. Ir kaip tik laiku atėjo šita akcija ir galit šitą nuolaidą pasinaudoti ir jūs. Tikrai retas dalykas, kad kompanija duotų 15% nuolaidą. 4 buteliukams. Ir butelio kaina, kurio užtenka mėnesiui laiko, besigauna 39 eurai. Mėnesiui laiko 39 eurai. O dieną iš vis mes paskaičiavom, dienos norma tai būtų €56. Bet tas dienos norma, atsiprašau, dar paimsiu tokį pakutį, čia yra 60 ml, ar ne? Tai, sakykime, suaugusio žmogaus. Tai €56 už tai, kad, sakykime, čia yra kaip 8 apelsinų antioksidantų gale. Va, tarkim, jūs išgėrėt pusę sulčių pakučio, čia pusę, čia aš rodau pusę. Arba kitaip sakant, 1,8 kg morkų. Taip. Tai jūs gaunate būtent, sakykime, iš šito gėrimo tokią energiją, tokią antioksidantų dozę, tam, kad jūs palaikytumėt savo organizmą, pakeltumėt aukštyn, ar ne? Tai pakeltumėt aukštyn, ta prasme, aišku, čia pasikels ir akis pasikels. Kodėl? Nes šitame gėrime taip pat yra ir daug karotenoidų, zeksantino, ar ne? Tai yra regėjimui skirtas elementas karotenoidas, kuris gerina regėjimą. Ir būtent šitos sultelės mums pakelia energiją, pakelia būtent, sakykime, tą pačią nuotaiką, ar ne? Toliau buvo patys moksliniai tyrimai atlikti, tai čia buvo JAV atlikti moksliniai tyrimai ir dalyvavo 160 suaugusių žmonių nuo 18 iki 70 metų, ar ne? Ir jie gėrė 2 mėnesius po 60, tai jau po šitą pakutį suaugusio, ar ne, norma būtų dienos. 2 mėnesius gėrė šitas sulteles ir viena grupė, ta prasme, gėrė, kita nieko nedarė, negėrė tų sultelių, ar ne?
Ir būtent tas mokslinis tyrimas, Young Living iš vis labai mėgsta atlikti mokslinius tyrimus, ne šiaip savo, kad čia, sakykime, kažkoks tai placebo, ar ne, va čia, čia dvi atsisėdo damos, šneka ir čia sukuria kažkokį placebą. Ne, šita kompanija mėgsta mokslinius tyrimus ir juos atlikinėja su kiekvienais produktais. Ir kas buvo ištirta, tai yra pats energijų šuolis padidėjo, sumažėjo stresas netgi 23%, sumažėjo stresas būtent. Pagerėjo miegas, pagerėjo miegas 27 ar 21 minutę. Dabar čia, sakykime, tai įsivaizduokim 27 minutės miego, ar ne, kas susiduria su ta nemiga, su tuo išsekimu, su tuo nuovargiu, ar ne. Tai aš manau, tos 27 minutės čia yra kažkas tokio wow, ar ne, nes jau organizmas gali puikiausiai pailsėti per tą laiką. Ir čia yra tokie tyrimai atlikti ir kadangi mes irgi čia iš po tų visokių ligoninių tokių ir panašiai, kodėl aš kaip mama pasėmiau iškart šitą gėrimą, nes tikrai žinau, kad jis duoda tikrai labai, labai neįkainojamą vertę, kas liečia tiek atsigauti po ligų, ar ne, tiek nusilpus kraujui, tiek imunitetui susilpnėjus, tiek, sakykime, tam pačiam regėjimui susilpnėjus, tiek, ta prasme, jeigu kažkokie kraujotakos sutrikimai yra. Ir šitos sultys tai yra tas toks, kaip aš sakau, ta priemonė, kurią aš tikiu, nes aš pati asmeniškai irgi mėgėja išbandyti ir kraujo tyrimais, ir moksliniais tyrimais. Ir kadangi tai yra išbandytas produktas, tai natūralu, kad ranka tiesiu taikome už šitą butelį ir einam sveikimo linkme. Tai natūralaus sveikimo linkme. Taip, yra vaisiai, daržovės ir visa kita mūsų kasdienos režime, bet tikrai žinau pati, kad šiai dienai tiek suvalgyti, kiek mūsų organizmui reikia naudos, ar ne, mes tiek nesuvalgom. Mes nesuvalgom tiek daug tų daržovių, tiek nesuvalgom tų uogų, nes kaip pavyzdys, ar ne, jeigu tu išgeri šitas sulteles, tai mes minėjom, ar ne, ir 1,8 kg uogų, 2 stiklinės šilauogių. Dabar šiai dienai tu tų šilauogių tikrai šiai dienai nepaimsi, nesuvalgysi 2 stiklinių, man jos striktų. Aš galiu savo jas suvalgyti, 2 gali suvalgyti. Bet 2 stiklinės, taip sakykime, sudėtingai būtų jas suvalgyti. 3 stiklinės aviečių, 8 apelsinai ir 3 kg morkų. Tai tiek telpa šiame pakelyje ir jį išgerti yra tikrai nesunku. Galima praskiesti jį su vandeniu. Tiesa, šįryt taip ir padariau. Tai su vandeniu šiltu vandenuku skiestos ir geriant ryte, jos man buvo skanesnės negu gerti patį koncentratą. Ypatingai vaikam galbūt sultys yra šiek tiek rūgštokos, nes galim papasakoti, kas į šią sudėtį įeina. Tai nėra tik goji uogų koncentratas, į šias sultis čia šalia yra ir aronijų koncentratas, granatų koncentratas, šilauogių, vyšnių, stevija kaip saldiklis eina, tai nėra kito saldintojo cukraus ar kažko panašiai. Grinasis vanilės ekstraktas, eteriniai aliejai, tai būtų citrusiniai, apelsinas, mandarinas ir juzu. Taip, eteriniai aliejai. Ir viskas, slyvos, taip. Ir tas aronijų nepasakiau. Aronijos, žinot, juodas tas uogytė, kuri savyje turi labai daug geležies, stiprybės mūsų kraujui. Ir kalbant apie tos kraujo tyrimus, tai visi galbūt kas mane pažįsta, tai žino, ir aš užklausiu dažnai patarimų, idėjų, ką daryti, kaip pagerinti savo kraujo struktūrą ir jo stiprumą, kaip padidinti hemoglobiną. Tai su šiomis sultimis aš hemoglobiną tikrai pasikėliau nuo 90, jau dabar gal 112 ar 115, tai yra jau tikrai didelis rodiklis, kad turėti tokį hemoglobiną man yra iššūkis ir vartojant šias sultis, aš jį galiu palaikyti tokiame lygyje. Taip, bet vartojimas jau, kaip pasakyti, tai yra, kadangi tai yra natūralus produktas, tai nėra sintetinė geležis, tai nėra susintetintas produktas, tai natūralu, kad jo reikia kasdien
Vat būtent, Tai turi sakykime, tapti vaikam po natūralia 30 vitamina. ml, 60 ml po ligos, ar negalima ir 120 priklausomai nuo, ką šiai Nuo kūno dienai nori, sudėjimo nuo ir kūno ir sudėjimo, kiek kaip stipriai sportuojat, reikia. kaip stipriai reikia. Bet tai turėtų būti, 2-3 mėnesiai jūsų kasdieninis toks įprotis. Tai nebus, kad dabar mes Skaistė su Neringa pasakė, išgerkit, 2 dienas išgerėt, padėjot, nebegerėt, ar ne, tai tikrai rezultato jokio nebus. Tai čia mes jau galim pasidalinti. Nieko nedarot, jokio rezultato ir nebus, ar ne? Dabar tie eteriniai aliejai. Kodėl kiekviename produkte yra eteriniai aliejai? Mes vis nekartą ar nepasakojom, kad natūralus konservantas yra eteriniai aliejai. Ir taip pat eteriniai aliejai tai yra, jie turi itin smulkės molekulės. Ir kad pats produktas geriau įsisavintų, ar nesakykime, tos pačios sultelės, tos pačios guojų uogų koncentratas, aronijos, šilauogės, granatos ir panašiai, ar ne? Tai eterinis aliejus, jis greičiau įneša į mūsų kraują būtent visas tas maistinės medžiagas. Ir tokiu atveju, kas atsitinka, mes greičiau prisotinam savo kraują, Mūsų ko mums ląstelės reikia. geba paimti tą gerą maistinę medžiagą, ir šiame gėrime dar papasakosim, kiek daug yra vitaminų. Tai jeigu tas gėris sugeba įeiti į mūsų ląstelę, jie sugeba tą gėrį ir pasisavinti. Ir tiesiog priimti į save tuos vitaminus ir mineralus. O čia tų vitaminų ir mineralų yra tikrai labai daug, net 21 mineralas. Ir iš jų patys svarbiausiai yra B grupės kompleksas. Tai yra B grupės tiesiog, nežinau, B1, B3, B5 užtaisas. Tai bus ir mūsų nervų sistemai, ir raumenų sistemai, ir B grupė taip pat reikalinga ir to paties geležies įsisavinimui labai yra svarbi. Kas dar čia šalia groja antru smuiku, tai būtų C vitaminas. Ir natūraliai iš karto taip ir gaunasi. Reikia B grupės, C vitamino, tada tas esantis geležis iš aronijų, iš guojų uogų ir iš kitų, iš granatų, jis natūraliai ir įsisavina. Ne šalia eina tų mineralų poros, kurios reikalingos viena kitai papildyti. Tokia kaip sinergija gaunas, ar ne? Kai mes, kaip pavyzdys, jeigu mes geriam, tarkim, geležį, mums rekomenduoja C vitaminą, ar ne? Tai kadangi šitose sultise yra išties daug porų, 21 mineralas, ar ne, vos ne visa ta Mendelėjevo lentelė mūsų, ar ne, tai jos labai gražiai vieną su kitą sužaidžia tam, kad mes papildytume maksimaliai tais antioksidantais. Dėl to ne veltui mes ir pasakėm, kad gaunam didžiulės normas iš vieno šotuko, didžiulės normas antioksidantų. O antioksidantai mums yra ypatingai reikalingi tam, kad mūsų uždegiminiai procesai, senėjimo procesai, ar ne, jie tiesiog lėtėtų, jie taip greitai... Ir kad tie laisvi radikalai mūsų ląstelių neatakuotų ir mūsų tos ląstelės būtų sveikos, nesenėtų, nenumirtų ir gebėtų natūraliai daugintis ir daugintis sveikomis ląstelėmis, o ne pažeistomis. Ir antioksidantai tiesiog apsaugo mūsų ląstelinį lygmenį nuo streso, nuo užterštumo, nuo nemigos, nuo ligų, nuo uždegimo. Tai tas ir yra tas oksidacinis stresas, kad mums jį nepatirti yra neįmanoma. Mes jį patiriam nuo gimimo, nuo pat mamyčių pilvelėje, kai mus nešioja, ar ne? Bet būtent tam mes ir, kaip pasakyti, ir vaikštom, ir sportuojam, ir maitinamės, ir miegam, ar ne? Tiesiog taip esam sutverti, kad toks mūsų gyvenimo ratas vyksta. Ir tos sultelės irgi yra ta priemonė, kad, sakykime, mes galim greitų būdų, ar ne, kas mažiau sukasi virtuvėje, kas neturi daržo, kas neturi savo sodo, kas neturi tų tikrai sveikų daržovių ir gyvenam Lietuvoje, tikrai turėti savo užaugintų daržovių ir vaisių. Mes gyvenam Lietuvoje. Iš parduotuvės tikrai nežinosim, ką ten nusiperkam su pesticidais apipurkštais ir tai pakenkia mūsų ir endokrininiai sistemai ir visam mūsų tam organizmui, kuris nebegeba išsipildyti. Taigi, tęsiant apie sudėtį ir apie vitaminus, dar norėjau būtinai paminėti, kad sudėtyje yra daug cinko, o cinkas yra labai laikymui ir tas imunitetas
turint pakankamai cinko, jis geba įsijungti, kai reikia ir išsijungti, kai nereikia. Tiesiog jis toks natūraliai veikiantis ir stebintis situaciją, kas vyksta aplinkui. Jeigu jums trūksta kalio, tai šiuose sultyse taip pat kalio galima gauti netgi 102% dienos normos. Tai yra jo didelis rodiklis, o kalis tai aišku širdelės darbas, kraujagyslės ir panašiai. Keliaujam toliau į maistinę sudėtį, tai šiuose sultyse labai daug baltymų, net 15,6% baltymų, jeigu imam 100 gramų dozę. Taip, tai šitie baltymai, mes dabar vėlgi kalbam apie tai, kad paminėsim, ar ne, kad čia yra gojų uogos. O čia gojų uogų ir yra didžioji koncentruotoji dalis. Aš jau suplakiau ir jeigu tai būna pilnas butelys sulčių, jis tikrai atsiskiria, viršui būna labiau sultis, po apačią. Nuosėdos tikrai nėra blogai, tai yra kaip tik pats pačiausias dalykėlis, nes čia apačioj yra skaidulos. Ir Ningxia gojų uogos turi procentą mums reikalingų skaidulų, kad mūsų žarnynas būtų lengvai praeinamas, laisvas, ten neužsistovėtų toksinai ir viskas lengvai šalintųsi. O šalinti reikalinga ne tik maisto likučius, kurie mums nereikalingi, bet ir po hormonų paskaitos labai man liko šita informacija, kad kai įvyksta moteriai ovuliacija, staigiai krenta estrogenas žemyn ir jis turi staigiai pasišalinti iš organizmo, kad atgal negrįžtų į mūsų kraujotaką, į mūsų kūną ir kad mes toliau keliautumėm savo natūraliu ciklu sveikos be šalutinių tų PMS ir visokių kitokių simptomų. Taigi tas šalinimas turi būti laisvas, lengvas. Lengvas, bet kad jis būtų lengvas, mes reikia naudoti skaidulų. Taip, mes turim tokį. Kalbant apie tas pačias gojų uogas, ar ne, vat sakykim, kuo tas gėrimas vėlgi ypatingas, ar ne, ir gausus karotenoidų, ir skaidulų, ir baltymų, ir aminorūgščių, ir polisacharidų, ar ne, bet būtent dėka to, kad pakalbėti reikėtų ir apie pačias gojų uogas, kai yra ožerškio uogos kitaip, ar ne, nes mes galim sakyti, mes auginam Lietuvoje, mes turim tų pačių uogų, taip, mes jų turim tų pačių uogų, bet mes tos pačios vertės mes neturim Lietuvoje, nes šitos Lietuvoje tikriausiai ir Europoje. Ir Europoje, nes pačios gojų uogos, ar ne, nu mes jų iš viso yra priskaičiuota apie 90 rūšių. Bet pačios maistingiausios, pačios naudingiausios uogos tai yra būtent iš Šiaurės Kinijos regione augančios Lycium barbarum. Lycium barbarum, tai yra botaninis toks pavadinimas šito augalo ir šitų uogų. Ir būtent kompanija Young Living naudoja Lycium barbarum. Uogos auga Kinijos, Šiaurės Kinijos regione, kuriame yra Geltonoji upė ir Himalajų kalnai. Visos tos plantacijos uogų krūmelių pasodintos prie upių, prie tos Geltonosios upės ir iš Himalajų kalnų tekantis vanduo, dumblas ir visi mineralai nusileidžia į apačią. Upė patvinsta, išneša savo dumblus ir maistinės medžiagas ant pievų ir tas dumblas, tos maistinės medžiagos natūraliai patenka į augalą ir augalas užaugina labai vertingas uogas. Taigi iš kalnų atbėga druskos, visi vitaminai ir tos uogos užauga tokios, kokios turėtų būti pačios aukščiausios maistinės vertės. Ir kalbant apie žmonės, kurie gyvena tame regione, pats Garis Youngas, nuvykęs 93 metais į šį regioną, susipažino su mokslininku Čiao. Čia ir jo universiteto dekanas. Taip, tai čia buvo pati pirmoji ta pažintis su Gary Youngu, tai yra 93 metais. Ir aš dabar pratęsiu, įsiterpsiu, ar ne? Tai ta pažintis ir buvo todėl, kad visi žino, ar ne tik Japonija, bet ir Kinija yra pasižymi savo ilgaamžiškų gyvenimų. Ir būtent Gary Youngą ir sužavėjo šitas regionas dėl tų pačių gojų uogų, dėl tyrimų atliktų, ar ne, būtent imunitetui, vėžio prevencijai, jaunatviškumui, regėjimui, kraujotakai. Ir dėl šitų tyrimų, kurie jau buvo atlikti su gojų uogom, ar ne, Gary Youngas atvyko susipažinti su to regiono gyventojais.
ne? Sužinoti, kokia ten ta pati paslaptis, kas ten vyksta, kodėl ten tos gojų uogos sulaukia tokio palaikymo, tokių gerų mokslinių atradimų, tyrimų, ar ne. Ir Gary Youngas lankėsi, tiesiog susipažino su to regiono gyventojais, tiesiog kas čia, kodėl jie kitokie tie žmonės, ar ne, kodėl jie, sakykime, 120 metų, 90 metų ir jie tiesiog yra trykštantis energija, ar ne. Pasirodo, kad tiesiog, kad ir tokio garbaus amžiaus žmonės, Gary Youngas suprato, kad jie labai jaučia tą tokį bendruomeniškumą ir tokį socialumą ir jie jaučiasi, kad jie tikrai yra naudingi, jie nori prisidėti prie visuomenės veiklos, ar ne? Ir tas ilgamžiškumas ir tiesiog nustebino būtent tuom. Tai netgi toks, čia YouTube irgi žiūrėjau tokį video, kur Gary Youngas irgi lankėsi namuose pas vienus senelius, pas kitus pagyvenusius žmonės. Ir ten buvo 121 metų mama, moteris ir 98 metų dukra. Ir Gary Youngas lipdamas laiptais, tiesiog pagarba žmogui duoti ranką ištiesti tai senoliai, ar ne? Ir ta senolė sako, ne. Aš pati galiu save apsitarnauti. Tai išties tokie įdomus dalykai, kai būtent rinkom ir šitą medžiagą apie tas Ningxia red sultis, ar ne? Kodėl jos tokios ypatingos? Kodėl tų senolių paslaptis? Jie gyvena tame regione, kur auga šios stebuklingos super uogos ir jie jas vartoja, jie jas naudoja, ten turi daugiau saulės ir tiesiog, ką aš nekėjom prieš tai, antioksidacinis stresas ir antioksidantai. Jie tų antioksidantų gauna daug daugiau ir natūraliai jų organizmas sensta daug lėčiau. Tai jeigu ten 70 metų susilaukti vaikų atrodo normalu ir nes organizmas yra visiškai dar jaunas ir ne taip kaip pas mus Europoje jau viskas pensijinis ir jau nurašyta, nes taip yra, pripažinkim. Tai ten yra visai kitaip, kardinaliai kitaip. Ir mes tą galim taipogi turėti, tas pačias uogas ir tą patį gėrimą iš to regiono ir tą antioksidacinį poveikį gauti ir savo, ir savo vaikams. Ir tiesiog būti sveikesniais, žvalesniais ir gyventi iki 120 metų. Tai Gary Youngui ir buvo būtent Young Livingo įkūrėjo ar ne vizionieriaus toks troškimas ir buvo, kad šitą gėrį, šitą įžvalgą, šitą patirtį pasidalinti su visų pasauliu. Ne vien, žinoma, mes nepakeisim regiono, mes neturėsim tiek saulės ir aišku kitų įtakojančių faktorių, bet bent jau kažkiek tai pagerinę savo kokybę, ar ne, ar kasdienos tam tikrus įpročius, mes galim savo, sakykime, tą senėjimo procesus atitolinti. Ir gojų uogos, kaip minėjom, būtent Lithium barbarum šita rūšis, kodėl ji yra tokia apdovanota medaliai. Šiaip ji ir yra apdovanota medaliais, šitas regionas yra pelnęs 3 aukso medalius. Šiaurės Kinijoje ir jie švenčia nuo 2000 metų gojų uogų nuėmimo derlių festivalius. Tiesiog jie vertina tikrai tą pačią uogą. Mes dabar irgi prieš laivą pasijuokėm, sakom, pas mumis vertinama vyšnios. Tai ten jie natūraliai myli savo gojų uogas ir džiaugiamės, kad ir mes jas galim turėti. Ir tai reikėtų paminėti, kad galima iš kompanijos užsisakyti ir tų tikrųjų gojų uogų iš šiaurės regionų. Bet retai jas išperka. Didelės, jos tokios skanios. Jos yra nepurkštos, jos yra sudžiūvusios natūraliai toje saulėje, kuri ten šviečia ir jų skonis yra tikrai kitoks ir suvalgius saujelę šitų uogų mes gaunam, kaip jau kalbėjom, 21 vitaminą ir mineralą, 18 amino rūgščių, polisacharidų, karotenoidų ir tas poveikis mūsų visam kūnui yra visapusiškas ir labai reikalingas. Ir kas patrešia tas gojų uogas, ar ne? Tai jau sakiau, kad tai yra geltonoji upė, patvinsta, jį išneša visą dumblą ir tie krūmai tiesiog pavalgo natūraliai. Nes ten dumbla, šita upė yra viena daugiausiai dumblo sukaupianti ir upė. Ilgiausia Kinijos upė, taip. Tai iš ties tokie neapsakomai gražus dalykai. Mes, žinoma, ta Lietuva esam toks mažas
taškiukas, tai bent jau tiek mes galim pasipildyti ir prisisotinti savo organizmą. Kalbėjom trupučiuką, kad labai tinka regėjimui pagerinti, nes sudėtyje yra daug karotenoidų. Su senoliais buvo vėlgi mokslinis tyrimas, mes galim kalbėti moksliniais tyrimais. Jeigu kas norėsit paskaityti, ar ne, tikrai, kur tie yra moksliniai tyrimai, kokie moksliniai tyrimai yra atrasti, ar ne, tikrai galim pasidalinti, jūs parašykit tiesiog visą išklotinę iškarpą, nes su goji uogom yra labai daug mokslinių tyrimų yra atlikta ir mes tą išklotinę pasidarysim. Vartojo goji uogas 90 dienų, tai yra 3 mėnesius ir jų regėjimas ženkliai pagerėjo. Ženkliai pagerėjo, kur aš buvau pažymėjusi, žymėjom, taip. Priekyje labiau. Kad nesumeluoti. Taip, geltonosios sultys apie zeksantiną, va čia mes kažkur ir skaitėm. Taip, va čia. Ir čia yra 90 dienų padidino zeksantino kiekį. Nepasižymėjusios, koks tas kiekis buvo padidėjęs, bet kad būtent paryškėjo būtent tas pats regėjimas, matomumas paryškėjo senoliam, tai tikrai buvo įvardinta ir būtent tas pats Amerikos optometrijos akademija ir atliko šį vizijos mokslą senoliams, kad kaip galima, sakykime, įtraukus tam tikrus produktus, šiuo atveju gojų uogas, pagerinti savo regėjimą. Ir dabar galvoju, ar mes paminėjom, kad tai yra ne sultis, o koncentratas gojų uogų ir tai yra labai svarbu paminėti, nes neišsunktos sultis, bet ten yra iš visko, iš pačios sėklos, žievelės, šakelės, iš visos uogelės yra tas koncentratas padarytas ir tai nėra tai, kad tik tai sultis. Dėl to ir glikemijos indeksas šitų sulčių, sakykime, diabetu sergantys žmonės, ar ne, jie tikrai gali naudoti šitas sulteles, nes išgėrus šitų sulčių kraujas, ta prasme, cukraus kiekis kraujyje nešokinėja. Nešokinėja, labai natūraliai tolygiai išsiskiria energija ir jeigu pavyzdžiais kalbant, tai taip, iš rudųjų ryžių pavalgius glikemijos kiekis yra 66 iš 100, o gojų uogų 29. Tai čia rodiklis, kaip greit užkyla energija ir cukraus kiekis kraujyje, kaip mūsų organizmas geba išskaidyti šitą cukraus kiekį greitai. Jeigu jis labai užkyla, tai natūralu, kad organizmui prireikia daug energijos jį išskaidyti ir po to jis krenta žemyn. Taigi, goji uogos nekelia cukraus kiekio kraujyje labai staigiai ir nesuteikia stipraus energijos šuolio. Jis yra tolygus ir ilgalaikis. Kaip tik ir buvo pasidalinta dar komentaruose apie Ninksenaitro, taip, ten taip pat yra gojų uogų. Ir šiaip gojų uogų tai yra gojų uogų miltelių. Young Living produkcija yra tikrai nemažas, yra ir pakių kremas su gojų uogom, ir sulfurzavimas yra su gojų uogom, ir vaikams yra papildai su gojų uogom, ir ta prasme, tikrai yra nemažai produktų, kur kompanija įtraukė šitą produktą vien dėl to, dėl savo būtent antioksidantų gausybės ir antioksidantų bombos. Dar labai įdomus toks keistas tyrimas atliktas, kaip gojų uogos yra susijusios su aukščio baime. Ir tai žinome, kad viena iš baimių, kuri yra dažniausiai pasitaikanti, viena iš dažniausiai pasitaikančių, nes tikriausiai labiausiai baimė yra kalbėti auditorijai. Garso yra baimė. Garso baimė, bet čia jau mažesnės, ta aukščio baimė viena iš tų pačiausių. Ir žmonės, kurie vartoja gojų uogas ir šias sultis, natūraliai kažkas smegenyse pasikeičia, kad ta baimė dingsta. Čia su kalnais Himalajų susiję? Galbūt. Tiesiog pasijaučiam artimesni ir tokie dideli kaip tie kalnai. Taip, tai iš ties tų naudų pabandėm pateikti taip tiesiog paprastais žodžiais, kaip visada, ar net, ta prasme, tokiais medicininiais terminais sudėtinga gal kalbėti, bet... Galbūt apibendrinant galim taip ir pasakyti, kad tai yra didelė vitaminų ir mineralų bomba,
Antioksidacinis super produktas, kuris palaiko mūsų sveikas ląsteles. Imuninę sistemą palaiko. Su priešlaikiniu senėjimu Taip. kovojam, su nemiga kovojam, cukraus kiekį balansuojam, ar ne, jeigu norim išlaikyti pastovų tokį energijos kiekį, miego kokybėje, ar ne, minėjom, tuo pačiu po ligų atsigauti. Dalykas, taip. Po ligų atsigauti ir tiesiog tai sveikai būsenai, kad kai jaučiamės sveiki, jaučiamės ir laimingi. Ir kai jaučiamės laimingi, jaučiamės sveiki. Nu, tam tokiam natūraliam paminėkim balansui. pavasarių ir svorio kontroliai. Nu, yra tikrai, kurie eina, kiekvieną kartą yra aktualu, ar ne? Taip, Mums galbūt neaktualu, kitiems yra aktualu. Ta pati svorio kontrolė, cholesterolio lygis yra, ta prasme, irgi... Ir svorio kontrolė čia reikėtų paminėti, kad jeigu moteris, laikotės tos dietos, norisi numesti svorio, tai išgerus šį pakelį 60 ml arba įsipylus iš butelio, gausim tų vitaminų ir mineralų, kad mūsų organizmo ląstelės nebadautų, tiesiog degintų tuos riebaliukus ir tą turimą antsvorį sudegintų ir tas svoris kristų. Bet nepritrūktų. Dabar apie maistą, aš taip trumpai paminėjau, tai nėra gėrimas. Tai vat būtent sultis ar ne, tas pats pienas, kefyras, jie yra maistas. Tai kad šitą sultis išgerti, sakykime, pavalgiau pusryčius, po 5 minučių išgėriau sultis, tai šitaip kaip ir nerekomenduojama daryti. Vis tiek turėtų būti tarp valgymo kokią valandėlę praeiti, minimum 30 minučių, tai jeigu ryte pirmiausia, sakykime, su to vandenuku atskiedėt ar neatsigėrėt tų sultelių, tai jau tada po pusvalanduko pusrytukai. Ir kartu gerti ne. Ir tarkim, vartoti prieš maistą netgi rekomenduojama dėl tų pačių esančių eterinių aliejų sudėtyje. Kai valgysim maistą, natūraliai įsisavinsim ir iš maisto daugiau tų vitaminų, mineralų, turėdami savo skranduke eterinių aliejų su sultimis. Tai pakankamai nemažai tos informacijos ir tiesiog tikrai dar įsijungiau kaip tik kompiuterį pasižiūrėti, kol mes su jumis kalbam, ar yra prekyboje, nes šiandien paskelbė apie šitą akciją ar ne. Tai yra prekyboje 4 tokie buteliukai, mes iškart ir kainą galim pasakyti, tai yra 145 eurai. Tai realiai vienas buteliukas, jeigu vaikui, tai šito buteliuko užtenka mėnesiui, ar ne? Jeigu suaugusiam, šito buteliuko užtenka 2 savaitėm. 2 savaitėm, ar ne? Tai va, bet pasistiprinsit, pasiturbinsit su šituo gėrimu ir ką sudomino, kas galbūt norite įsigyti, tikrai kreipkitės į mus, padėsim, įsigysim, įsipareigojim, kaip sakant, va čia iš tinklinio marketingo ir panašiai. Šitoj kompanijoje nėra įsipareigojimų. Ta prasme, jūs niekam neįsipareigojat, nei už nieką. Jūs arba naudojat produktus, ar ne, tiesiog esat mėgėjai, esat produktų naudotojai, galbūt tada esate, bandote kurti kažkokį veiklą, ar ne, verslą kurti, tinklinę marketingę, ten irgi galima užsidirbti, bet čia nėra nei sutarčių, nei įsipareigojimų, nieko. Tiesiog naudokit, sveikatinkitės, jeigu trūksta informacijos, kaip mes galim pagelbėti ar ne, įsigyti, užsiregistruoti, tai mes esam čia tam, kad būtų paprasčiau, lengviau ir greičiau. Ir ką mes siūlom šalia to gero gėrimo, šalia sveikesnio gyvenimo būdo, mes siūlom savo draugystę, savo palaikymą ir didelės bendruomenės palaikymą, kurioje vyksta ir įdomus renginiai, susitikimai, kamerinės konferencijos, kitoks gyvenimo būdas. Čia apie balandžio 13. Jeigu tai yra artima ir norisi gyventi sveikiau, savo vaikams duoti patį pačiausią pagrindą užaugti sveikiems, tai mes esam čia, draugaukim, bendraukim ir dalinkimės ir džiaugsmais, ir vargais. Taigi visų klausimų laukiame ir būsim labai džiaugsimės, jeigu ir jūs pabandysite. O pabandę pasakysite ačiū. Taip, tai šiam vakarui informacijos tiek, nebent dar turit kokių klausimų. Jeigu klausimai kils po mūsų šito laivo, jūs galite toliau komentaruose parašyti klausimėlius. Mes atsakysim į tos klausimėlius šio vakaro bėgyje. Galit parašyti ir šiaip privačiai žinutę, taip pat atsakysim į tą žinutę.
Tai tiesiog skubėjom pasidalinti šitą naujieną. Nes žinome, kad būna situacijų, kai tik paskelbė akciją, žmonės ima ir išgaudo, nes puikiai žino, koks tai yra gėris ir kokia tai nauda. Tai linkime šią akciją ir pasinaudoti ir būti sveikiems. Taip. Sakom, iki sekančio susitikimo, iki malonaus. Iki malonaus ir gražaus jums vakaro. Ate.